Elisabas 2013 metų pavasario vasaros kolekciją skiria dirbančiai miestietėjai. Paryžiaus mados savaitės metu dizaineris pristatė moterišką, gaivę ir elegantišką rūbų puokštę. Ateinančių metų šiltajam sezonui mados kūrėjas siūlo dienai biure skirtus ansamblius. Aišku, nebuvo apsieita ir be iš susižavėjimo priverčiančių aikčioti vakarinių suknelių, kuriomis jis ir garsėja. Manekenės ant podiumo demonstravo minkštas palaidines vilkimas prie prigludusių pieštuko formos sijonų ar kelnių. Kalbant apie spalvas, dominavo karališka tamsiai mėlyna ir turkio spalva. Vyriško stiliaus kelnių kostiumas efektingai sušvelnintas koketiška nėrinių apdaila. Galima teigti, jog šį kartą Sabas pristatė gana minimalistinę kolekciją. Jo taip mylimos prabangos joje buvo nedaug. Vakarui mados kūrėjas siūlo ilgą žemę šluojančią nėriniais puoštą suknelę arba besiplaikstantį ir koketiškai kojas apnuoginantį sijoną. Ant podiumo pasirodė ir ilgą baltą suknelę ilgomis rankovėmis vilkinti manekenė.